Sveiki. Taigi, turime naują pamokėlę apie mūsų pagrindinį darbo instrumentą Forexe – MetaTraderį. Štai matome į ekrane šią programą, šią platformą tradinimo MetaTraderį. Čia matom iš karto grafiką pas mane, kol kas nekreipkite dėmesio, kas čia vyksta tam grafike, kadangi bandysiu parodyti, kaip kas daroma su MetaTraderiu. Grafikas kol kas mums didelės reikšmės neturi. Gal pradėkim nuo pat viršaus, nuo pat pradžios. Pats pirmas štai yra, nežinau, kaip čia pavadinti, mygtukas, kur mes galim atsidaryti naują grafiką iš mums pateikto sąrašo. Štai imkim pavyzdžiui EURUSD ir štai mums atidaro. Kada atidaro grafiką, jis paprastai būna, reiškia, jo pavydalas yra bar chart. Tiesa, aš čia turiu anglišką versiją, reiškia, MetaTraderio. Daugelis iš jūsų galbūt naudositės lietuvišką versiją. Čia neturi reikšmės, kas ką nori, tas tą naudoja. Aš vis tik tai linkęs naudoti anglišką versiją, dėl to, kad ar tai kilus kokiom tai problemom su brokeriu, nors tai neturi įtakos didelės, bet vis dėlto kažkaip geriau naudoti angliškus pavadinimus, angliškus terminus, lengviau kažkaip susikalbėti, jeigu kartais reikia susikalbėti. Jeigu ne, tai žinoma, lietuviška gal ir maloniau akiai. Na, bet čia turiu anglišką. Taigi, jeigu mes taip standartiškai atidarom grafiką, tai mums rodo 1 valandos grafiką ir rodo jį kaip, taip vadinamus, nežinau, pagaliukus, barus, reiškia. Va, tai čia galime pasididinti vaizdelį, išskleisti grafiką. Čia galim tą grafiką vėl atgal suglausti. Čia dar yra klavišiukas, kurį nuspaudus grafikas visą laiką persustume, suformavus naują pagaliuką. Jeigu šitas klavišiukas bus nesuspaustas, tai mes jį galim peliuku stumdyti į bet kurią vietą ir jis mums nebegrįž, reiškia, atgal į pradžią, link paskutinio. Jeigu nuspausim, tai po kiek laiko programa jį grąžins. Štai strikt ir vėl grįžo į pradžią. Čia yra patogus klavišiukas, kadangi galim persistumti į truputuką, palikdami čia tuščią erdvę. Kiek tos tuščios erdvės palikti, va štai yra mažas toksai trikampėlis, kurį galim perstumti ten arba kitur, reiškia, va tokiu būdu. Galim tą vietą, kur paskutinis formuojamas paskutinis baras, galim tą vietą čia su šituo trikampėliu užfiksuoti. Va, šiaip jau daugelis mūsų ir tai pagrindinis toks vaizdavimo būdas vis tik tai yra žvakės. Čia vat perjungiam ir gaunam žvakės. Jeigu netyčia dėl kažkokios priežasties norim matyti grafiką kaip paprasčiausią kreivę, turim ir tokią galimybę, bet tai yra labai neinformatyvu ir traderiai kaip taisyklė tokių grafikų nenaudoja. Na, bet jeigu reikia, tai yra ir to. Toliau reiškia grafikui grafiką turi prisiderinti pagal save, pagal savo reiškia pageidavimus, taip, kad būtų maksimaliai patogu mums asmeniškai dirbti. Na, čia pasirenkame laiką, minučių 30, minučių 15, čia jau aišku, kas su kokiais laiko intervalais dirba, tas tokį laiko intervalą yra pasirenka. MetaTraderis turi vat štai tokią skalę, nuo 1 minutės iki 1 mėnesio. Va, o pakeisti grafiką, reiškia, mes galim dešiniu pelės klavišu paspaudę bet kurioje ekrano vietoje ir pasirinkę properties. Čia mes gaunam štai spalvas ir galime tas spalvas pasikeisti į kokias nori. Sakysim, galime padaryti taip, kad žvakės mūsų būtų taip labiau įprastam pavydale. Tai yra raudonos žemyn ir žalios aukštyn. Raudonos žemyn ir žalios aukštyn. Kažkas tai tokio, pavyzdžiui. Taip.
tai yra mums labiau tokia, nu, daugiausia naudojama forma ir ji kažkaip tai ir man labiausiai patinka. Tas raudonas, žalias, aišku, reikėtų, nu, siūlyčiau pasirinkti tokias, kad nerėžtų akies. Spalvų yra daug, pasirinkimas, kaip sakant, gana platus. Vis tik tai malonu, kada grafikas visas taip yra švelniom spalvom spalvotas, negu kad ryškiom rėžiančiom akį, kadangi vis dėlto į tą grafiką spoksom, nu, kaip taisyklė, daugiau kaip valandą, tai kad nevarginti akių, geriau rinktis tokius labiau pastelinius tonus. Nu, bet tai čia ko kam reikia. Taip. Tai va, tai atsidarėm grafiką. Toliau, reiškia, galim susidėti čia keletą grafikų. Galim šitą grafiką sumažinti, štai, taip, ir sustumdyti jį taip, kaip mums patinka. Taip, kad galėtume stebėti iš karto, sakysim, kelis grafikus. O štai čia pas mane yra visa krūva tų grafikų. Galim juos gražiai savo susidėlioti, taip, kaip mums reikia, ir iš karto stebėti kelias valiutų poras. Aš asmeniškai, nors tai čia nieko nereiškia, bet reiškia, ką aš darau asmeniškai, bet aš asmeniškai dirbu tik su viena pora, su svaru USD ir tik labai retai kada, jeigu kažkoks labai jau gražus setupas, kažkokią kitą poziciją atidarau. Na, bet tai čia, aišku, tik šiaip savo. Taip, ką čia dar parodyti pradžiai? Taip, tai su grafikai, su jų spalvojimu viskas aišku. Toliau, ką mes čia dar turim? Čia turim profilus. Reiškia, kur galime, reiškia, jeigu turim visą krūvą grafikų, tai galim šitą savo, reiškia, profilą užsiseivinti. Taip, kad kiekvieną kartą kažką pakeitus, vėl galėtume grįžti prie mūsų, nu, kaip sakyti, viso darbalaukio, kad jis visas būtų taip padarytas, kaip kad, nu, kaip kad užfiksuota ir užseivinta. Tai aktualu, jeigu dirbam su daug valiutų porų, naudojam skirtingus indikatorius ir taip toliau. Pradžiai tai nėra labai, pradedančiam tai nėra labai aktualu, todėl aš daug čia ir nežiūrėsiu, nerodysiu šito dalyko. Va, bet tokia galimybė yra pasidaryti savo keletą skirtingų variantų, jeigu reikia, kad nereikėtų kiekvieną kartą persistuminėti grafikų, jų dydžių parinkinėti, viską tą galime išsaugoti profile. Toliau čia yra toks klavišiukas Market Watch, man jisai visiškai nereikalingas ir nežinau, bet tai yra tiesiog rodomas skaičiais kiekvienos valiutų poros, reiškia reikšmė, kaina bid ir ask. Kaip žinot, bid ir ask yra dvi skirtingos kainos, tarp kurių atstumas yra spredas. Reiškia, jeigu perkam, tai perkam su tam tikru minusu, kuris lieka brokeriu, jeigu parduodam, tai vėl su tam tikru minusu, kuris lieka brokeriu. O tas minusas, tas skirtumas, tai yra skirtumas tarp bid ir ask. Reiškia, daugelis brokerių dabar naudojasi kintamą spredą, tai vat čia galim pamatyti, pasiskaičiuoti, koks šitas spredas kiekvienu momentu yra ir kokiu kiekvienu momentu yra kaina. Na, tai va toks langas, kurį aš siūlyčiau uždaryti, nes jis praktinės naudos kaip ir neduoda.